mes galvojom, kaip atstatyti dirvožemį. Mūsų pirminė mintis buvo ir kaip užsiauginti savo ir savo šeimai gero maisto. Jo. Mūsų buvo tokia ūkininkavimo mintis. Mes ūkininkai ne iš tikslo uždirbti, jo, visai kitos mūsų idėjos buvo, kai mes pradėjom. Ir paskui, aišku, kadangi tu plėtiesi, tai jau tada ateina ir tas finansinis klausimas, nes tau reikia išlaikyti. Tai taip. Karvės gal tokie vieninteliai ūkiniai gyvūnai, kuriuos galima kontroliuoti ir kurie dar yra, kurių pagalba galima atstatyti ekosistemas, kadangi jos kaip vaikščiančios kompostinės, ką suėda, tą perdirba ir grąžina atgal į ekosistemą ir po to tie išmatos kakai virsta maistu kitiems dirvožemio mitybos organizmams ir vis kitai tai ekosistemos grandinės dalį. Va čia gal tas, kodėl karvės. O šiaip, daugiau kodėl karvės? Nes mes turėjom ir ožkas ir su jom irgi bandėm pritaikyti tą, nes esmė yra ne tik turėti gyvūną, kad tą dirvožemį atstatyti, bet ir jį tinkamai ganyti. Tai apima intensyvų ganimą mažuose plotuose, kilnojant dažnai. Tai mes lygiai tokią pat taktiką bandėm daryti ir su ožkom ir jos visiškai nesutiko su tokiu ganimu. Sezoniškai. Jo, sezoninis jos buvo. Ir ateidavo ruduo, ar ten, sakykime, ankstyvas pavasaris ir jos mieliau bėgdavo į mišką medelių graužti negu žolę. Ir plus ožkai reikia tikrai labai rimtos tvoros ją suvaldyti, tuo tarpu karviai užtenka vieno šniurelio ir jinai būna tame tavo sukurtame aptvare. Tai karvės ir gero žolėėdės yra ir patogios suvaldyti ir šiaip labai mėly gyvūnai. Nuo pradžių tai mes sugalvojom, gal sakom, kokią vieną karvę reiktų turėti, ar ne vieną, kažkaip pradėjom galvoti, kad reikia mums tų karvių. Ir tada tokia mintis kilo, kad lygtis buvau skaitęs, kad regioniniam parke buvo tokie projektai, kad galima buvo gauti gyvūnų. Tai aš kažkaip ir parašiau tam regioniniam parkui, sakau, pas jūs čia nevyksta tokie projektai. Ir jie matė toks sutapimas gavo, kad jie kaip tik norėjo kažkam perleisti savo bandą, nes jie turėjo pagal projektą. Ir taip gavos, kad tos karvės, ta banda atsirado pas mus, kaip pagal panaudos sutartį, mes įsipareigojom tą bandą išlaikyti, toliau prieauglis kaip ir mūsų patapo ir dar prižiūrėti kelias vietas čia regioniniam parke, ganyti. Tai va, taip ir atsirado ta banda pas mus, o toliau auginam ją, telyčias pasiliekam, bulius realizuojam mėsai. Pasiliekam kaip reproduktorius ir stengiamės dar auginti tą bandą. Tiek, kiek mums čia pavyks ją užauginti, nežinom dar. Koks tas maksimalus yra kiekis, kiek mes čia. Mes dabar numatę esam, kad turimuose plotuose laisvai galėtumėm išlaikyti 100 galvų. Tai mama su vaikais. Ar tai pavyks praktiškai, tai mes patikrinsim. Ir jau čia porą metų ir mes sužinosim šitą. Ne, nes mes turim tokią hipotezę, kad tos pievos turi gerėti, tai produktyvėti, sakykime, pagal tą mūsų ganimą, tai mes ir dabar stebim, ar tas įvyks ar neįvyks, ar mums pavyks pakelti ir paintensyvinti visą tą dalyką ar ne. Tai čia toks dar hipotezė, sakykime. Ūkininkauti jau pradėjo pirmas užuomazgos 2018 metais prasidėjo, ten su vištom ožkom, o karvės auginam nuo 20 metų. Dar anksčiau šiek tiek daržininkystę bandėm užsiimti. Susipažinom su dirvožemiu, tai gal per daržininkystę ir kaip užauginti sveikus augalus. Tada atėjom į tas gyvūnus, karvės, tai su karvėm 5 metai. Turim nemažai plotų tarp upės ir senvagės, kur iš esmės yra užliejamos praktiškai pievos, kad ir neužliejamos, bet jos yra šlapios. Ir mes pastebėjom, kad eilę metų mums labai gerai tose pievose sekėsi ir jos ir produktyvios buvo ir viskas kaip ir gerai buvo. Bet atėjo šlapesni metai ir mes supratom, kad ten nieko nėra iš tų pievų. Tai jo, tas faktorius, kad tu kai ganai šlapynėse, tau labai sunku sutraukti savo visą statistiką į taip visų mėgstamą Excelį, vis tik atsiranda tas gamtos faktorius labai stipriai pasireiškia. O iš tų pokyčių, tai nežinau, mūsų turbūt labiausiai mes, kadangi
paukščiukus turbūt nesam labai geri ornitologai, nepažįstam, tai tiesiog jų šiaip to triukšmo daugiau matom, bet girdim tai yra, bet ko mes labiausiai norėjome ir ko labai trūko, tai mešlavabaliai. Jie labai svarbus yra karvių mėšlo sukompostavime, įterpime į žemę ir to mineralų ciklo, iš esmės jo uždarime, pabaigimo toks taškelis ant labai svarbus yra. Tai vat jų iš tikrųjų pastebėjom, kad atsirado. Dar jų kiekis nėra toks, kokio mes norėtumėm, bet jų pradėjo atsirasti. Jo, tas labai džiugina iš tikrųjų. Tai kaip mini noras, troškimas buvo, jau pamatyti mešlavabalius ir tas atsitiko. Tai smagu. Ir tai yra pasiekimas, kurį mes tikrai laikom didžiuliu pasiekimu. Toks labai neekonominis ir tas atrodo nereikšmingas, bet jis labai reikšmingas iš aukštai ir tam, ar tą kaip tik į mikro tą pasaulį, tai labai svarbus dalykas. Tai tos ekonomikos klausimas visada yra labai sudėtingas dėl to, kad mes kaip ir pradžioj minėjom, kad ūkio įkūrimas atsirado ne kaip pelno siekiamybė, pirmiausia tai buvo užsiauginti maisto savo. Tai ir iki šios dienos tai yra pagrindinis kriterijus ir svarbiausias ūkio klientas esame mes. Tai būna toks, sakykime, niuansas vienas, o kitas niuansas, kad kaip įvertinti tą ekonomiją, mes esam augantis ūkis. Tai iš pat pradžių mes tikrai išlaikėm tą ūkį. Dabar mes turbūt esam jau esam toj stadijoj, kai ūkis pats save išsilaiko ir aš tikiu, kad jau čia mums metai kiti ir mes jau turėsim naudos iš to ūkio. Ir nepametant tos minties, kad vis tiek mes esam svarbiausias ūkio klientas. Tai ir tas pakankamai mus tenkina šiaip. Iš kitos pusės vėlgi, mes norim labai konkrečiai, ta prasme, pardavimas, ne, ir parduoti produkciją ir tavo čia vos ne visas yra pajamos, ne, bet reikia nepamiršti, kad turėtų būti vertinta ir tai, kad mes gerinam dirvožemį, kad surišam anglį ir aš tikiu, kad tie faktoriai, jie kažkada bus monetizuoti. Taip, ir tada mes... Gal ir nelabai gerai, bet turbūt taip pat tik. Bet geriau negu tiesiog paprastai mokėti išmokas už tai, kad tu grūdų hektarą užsėjai. Jau geriau užsirištą anglį ir mano supratimu, tai jau geresnė išmoka būtų. Logiškesnė. Mešlavabalių skaičių. Jo. Už bioįvairovę, už tiek, kiek tu fotosintezę vykdai, dabargi tos technologijos leidžia per satelitus nuskaityti, kiek pas tave tos fotosintezės vyksta. Tai pas mus vyksta fotosintezė, o, sakykime, dabar uždirbtam laukia fotosintezė nevyksta. Tai mes turėtume... Bet aš tikiu, kad tai pasikeis ir tarsi, kad mūsų tas ūkininkavimo požiūris yra ateitis. Ir kokia artima ateitis, čia yra kitas klausimas, bet tai yra ateitis. Mes gaminom kitokį produktą, mums reikėjo užsiauginti savo klientą. Tai čia buvo pradinė mintis, kad mes turim informuoti žmogų, kuo mes skiriamės, nes vieni pasirenka sertifikuotis ir tada sertifikavimo agentūros jiems kažką garantuoja, o mes norėjom to artimo kontakto su klientu, kurį mes iš tikrųjų ir sugebėjom susikurti. Ir tai ir buvo tas matymas, ką ir kaip mes darom, kuo mes tikim ir ką mes mokome. Paskui tiesiog gal atsirado tas poreikis dalintis tą informaciją, nes pradėjom matyti, kad iš tikrųjų sulaukdavom daug priešpriešos ir dabar mes jos daug sulaukiam, bet atsiranda žmonių, kurie tai vieną, tai kitą mūsų idėją panaudoja. Ir jiems įdomu, tai jeigu įdomu, tai ir dalinies, skleidi tą žinią. Daug tų tokio ūkininkavimo šalininkų užsieniečių tai yra ir nemažai ir mes patys daug pasiėmėm tos patirties iš tų užsienio, sakykime, gal ne dabar esančių, bet ir iš anksčiau buvusių ten ūkininkavimo metodikų, visokių ūkininkų, ten tų, nežinau, ganimo herojų visokių, tų senų knygų, netgi ten tų principų, karvių vedimų, ta prasme, veisimo principų visokių, tai jų visokių buvo, tiesiog susirinkom patys ir dabar bandom praktiškai įgyvendinti ir gal netgi, pavyzdžiui, man asmeniškai tai tas toks ir yra siekis net kažką išbandyti ir net nežiūrė čia ekonomiškai naudinga, nenaudinga, bet tiesiog įdomu yra pamatyti, ar įmanoma ar ne. Tiesiog, tas gal veda labiausiai mane į priekį, tiesiog tęsti toliau ir daryti. Jo, tam užsienį mes kažkaip labiau turim pasisekimą.
Ir ne veltui esame ir Europos regeneracinių ūkio alijanso nariai, vieninteliai šiaip visam Pabaltį. Tai labai džiugu, kad užsienis įvertina mus ir jo labiau mes gavom pakvietimą, patys niekur nesibrovėm, tai reiškia, mus pastebėjo ir būtent iš tos veiklos švietėjiškos, tai reiškia, jinai turėjo mums naudos vis tiek viena ar kita prasme. Ir tikimės, kad būtent su tos organizacijos pagalba mums Europos lygmenių pavyks vis tik atnešti tą ateitį, apie kurią prieš tai kalbėjau, kad vis tik ateitis toks yra ūkininkavimas ir kad pavyks per subsidijų sistemą atnešti tą ateitį. Nes dažniausias faktorius, kas priverčia žmonės keistis, tai yra pinigai. Ir kaip ir dabar matom, kad jeigu moka už tų tarpinių pasėlių sėjimą, tai ir sėja. Tai čia lygiai taip pat bus, mokės už tam tikras praktikas ir vykdys jas. Mes labai paprastai turim tik 30 deklaruojamų hektarų ir labai daug pradeda atsirastų hektarų, su kuriais mes neturim sudarę jokių sutarčių. Tiesiog žmonės pamato, kad mes gaunam ir galite ir čia nuganyti, galite ir čia nuganyti. Ir taip gaunasi, žiūrim per eilę metų, kad mes jau turim praktiškai visą Padubysio tas pievas. Tai turbūt ten gaunasi koks jau, taip jeigu visas sudėjus ten apie 100 hektarų. Bet kaip ir minėjau, vienais metais tos šlapynės labai produktyvios, kitais metais tu ten gali net neįeiti. Ir pati pieva nuo pievos gali labai skirtis. Jo, nes visos pievos yra natūralios, dauguma jų yra Natura 2000 buveinės. Negalima lyginti mūsų tų pievų su, ten, nežinau, liucernos laukais. Tai aišku, kad hektaras liucernos išaugins daug daugiau tų karvių, bet tik tiek, kad reikia palaikyti ir šitą įvairovę. Tai mes iš tikrųjų ir darom pagrindę tą atvirų buveinių palaikymą. Nes tą rotacinį galima apibrėžti labai įvairiai ir skirtingai, bet gal toks pat prasčiausias būtų, kad mes ateinam su banda į kažkokį laukelį, kur maždaug pažiūrim, kad užteks dienai, jį nuganom ir tada į tą vietą grįžtam tik tada, kai augalai pilnai atsigauna. Tai reiškia, kad mes nepaliekam tų karvių vienam plote ilgą laiką, o rotuojam, keičiam tos plotus. Ir tai maždaug atitinka gamtos natūralius procesus, kai banda ateina, nuėda ir išeina. Tai gamtoje anksčiau tai būdavo, kad plėšrūnai bandas išvarydavo iš vienos vietos į kitą, pervarnydavo, tai mes tą patį darom su elektriniu piemeniu. Jas sulaikom vienoje vietoje, kitą dieną perkeliam į kitą vietą ir taip keliavom. Ir tada tas kraštovaizdis nelabai keičiasi, tik tiek, kad būna nuėsta, šiek tiek pradžioje taip kaip ir sudrumsta kažkas, bet tada gražiai vėl augalai atželia, tada atželia geriau, nes yra daugiau paviršiaus ploto, fotosintezė geresnė, tada taip karviam sugrįžus ir maisto medžiagų vėl daugiau, taip ir rotuojama, tas toks rotacinis ganimas. Tiesiog apibrėžtas laiku, kiek karvė būna toj pievui ir kada sugrįžta į tą pievą. Ko dar neišbandėm ir ką norėtume išbandyti, ir čia priklauso kaip mums seksis, bet labai įdomu būtų pamatyti, kaip atrodo 2000 karvių koncentracija vienam hektare. Nes dalykas, ko mes vis dar nepasiekėm, iš tikrųjų, tai yra tas vadinamas totalus nuganimas. Tai nebūtinai, kad karvė nuskuto tą žolę, bet kaip ir dabar matom, jų per maža koncentracija yra ir tos stovinčios nendrės, jos nebus suguldytos. Tai norėtos tą masę užleisti, kad įvyktų tas visiškas sutrypimas. Ir suguldytų ir sutryptų, biškį tą tokį kaip ūkininkai su diskiniam akėčiom sudrumščia šiek tiek tą paviršių žemės ir tada sėja. Tai čia panašiai, sudrumst ir išeit ir tada leist gamtai pasirodyti, visam sėklų bankui pasireikšti, ką jis turi. Nes dažnai būna, kai labai turi kiti augalai dominaciją, tai jie neleidžia tom jaunom sėklytam sudygti. Tai labai norėtumėm pasiekti tą visišką nuganimą, sutrypimą ir panašiai. Bet tam trūksta dar karvių iš tikrųjų. Arba, aišku, būtų galima ir dabar labai spausti, bet vis tiek reikia bandos efekto, nes mes esam bandę tą tokį daryti su 5 karvėm. Tai nesigauna, turi būti bandos efektas. Čia daugiau mokslinis tyrimas tada gaunasi, kai daug laiko tam paaukoji, bet grąža nėra didelė, todėl žaidimas, kaip man ir savo žaidimas. Reikia daugiau karvių tą dalyką daryti, efektyviau atrodys.
ką išbandyti, norėtume išbandyti kiaulių ganimą. Ko turėtų pasikeisti šiek tiek visi Sistemas, jo. bet čia jo, reikia... Nes, turbūt reikia pasakyti, žmonės kartais nežino, bet pas mus kiaulių laisvai ganyti Lietuvoje negalima. Bet iš tikrųjų kiaulė tai labai būtų įdomus gyvūnas, ypač integruojant į dirbamus laukus. Tai, pavyzdžiui, su varpučiu jos labai lengvai sukovotų. Tai, nes apskritai turi grįžti augalininkystė gyvūnų integracija. Tai mūsų svajonė yra iš tikrųjų kiaulės. Ne, čia jau ne nuo mūsų priklauso, sakant, tas. Tai galėtume tą žinutę paskleisti aukščiau kažkur, kad pagalvotų apie tai, kad galima kitus gyvulius irgi išleisti į laisvę šiek tiek ir juos kontroliuojant, augiant ir tiekti rinkai sveikesnius maisto produktus.